Sveiki, mėlyjeji. Šiandieną man ypatingai malonu su jumis pasidalinti vieną iš FIT plano temų – fizinis aktyvumas. Trumpai apie save. Esu Kristina Kiesminienė, klaipėdietė. Daugiau nei 20 metų dirbu sporto klube. Esu asmeninė trenerė, profesionali trenerė, kineziterapeutė bei pilateso instruktorė. Taigi, pasidalinsiu ekranu ir tęsime toliau. Fizinis aktyvumas man iš tikrųjų nėra tik darbas. Tai yra mano pašaukimas, kasdienybė ir gyvenimo būdas. Su šia tema esu susieta visą savo gyvenimą, tiek profesiškai, tiek asmeniškai. Tai yra mano meilė ir rutina, kurią kasdien gyvenu ir iš visos širdies dalinuosi su kitais. Labai tikiuosi, kad šiandieną pavyks jūs įkvėpti, pažvelgti į fizinį aktyvumą pagal FIT planą kaip į vieną iš gražiausių investicijų į save. Na ir pradėsiu nuo kompromituojančio klausimo jums ir savo. Ar galima sulieknėti vien tik prižiūrint mitybą ir nesportuojant? Taip, galima. O ar galima sulieknėti sportuojant, bet valgant bet ką? Tikrai ne. Kitaip sporto salėse jau seniai nebūtų nei vieno apkūnaus žmogaus. Tad šiandien mes būtent ir pakalbėsime apie tai, kam tada reikalingas fizinis aktyvumas. O taip pat aptarsime, kaip ir ką valgyti iki ir po fizinio aktyvumo. Su amžiumi mūsų organizme vyksta daug natūralių pokyčių. Mityba sudaro net 80% sėkmės formulės, o fizinis aktyvumas 20%. Tačiau sporto nuvertinti tikrai negalima. Sportas tik 20%, bet būtent jis padaro mūsų kūną tvirtą ir užtikrina kiekvieną dieną. Suteikia kūnui jėgą ir stabilumą, užtikrina gerą laikyseną ir stabdo mūsų kaulų, sąnarių ir kitų kūno struktūrų senėjimą ir sąstingį. Ypač su amžiumi judėjimas tampa ne pasirinkimu, o būtinybė. Tai investicija į mūsų savijautą ir kokybišką gyvenimą. Pradėkime nuo to, kad yra nustatyta, kad jau nuo 30 metų prasideda natūralus žmogaus senėjimas. Įkopus į 4 dešimtmetį degeneraciniai pokyčiai vyksta jau visose kūno sistemose. Mažėja kaulų tankis, raumenų masė, didėja riebalinio audinio, lėtėja medžiagų apykaita. Ir svarbu suprasti, kad raumenys tai ne tik grožis ir estetika, bet ir jūsų jaunystės raktas. Moterims su amžiumi fizinis aktyvumas tampa dar svarbesnis. Kodėl? Nes tam tikru gyvenimo laikotarpiu ateina menopauzė, kai pradeda keistis hormonų fonas. Kas tada vyksta? Menopauzės metu pasikeitę hormonai skatina dar aktyvesnį osteoporozės vystymąsi, labai greitai pradeda nykti raumenų masė, ir visa tai veda mus žaibišku greičiu link senėjimo, suglebusio kūno bei celiulito atsiradimo. Todėl fizinis aktyvumas tai vienintelis dalykas, kuris gali mums padėti kartu su tinkama mityba. Aš asmeniškai sulaukusi 40 labai aiškiai supratau ir tiksliai žinojau, kokia noriu būti, kai man bus 50+. Taip, išvaizda man svarbi, bet dar labiau norėjau, kad sulaukus 50+, mano kūnas būtų funkcionalus ir sveikas. Aš noriu, kad jis neribotų mano galimybių, kad galėčiau toliau gyventi pilnavertį, aktyvų gyvenimą ir senatvę pasitikti su šypsena, energija ir džiaugsmu. Aš organiškai nemėgstu lankytis pas gydytojus, vaikščioti po vaistinės. Šiems reikalams man tiesiog nuoširdžiai gaila laiko. Šį laiką geriau išnaudoju sporto salėje, o nesėdėdama poliklinikoje, laukdama vizito pas gydytoją. Aš noriu gyventi visomis spalvomis ir visais skoniais. Savybės, kurias lavina sportas, yra įvairios savybės, ar ne? Tai priklauso nuo pasirinktos sporto šakos, ar ne? Nuo pasirinkto fizinio judėjimo, lavina ir ištvermę, ir koordinaciją, lankstumą, greitį, fizinės jėgas. Ką?
Kągi sportas mums dar duoda, apart jaunystės eleksyro? Jis duoda daugiau energijos. Kodėl energija? Kodėl laimės sportas? Todėl, kad nepriklausomai nuo jūsų fizinio pasirinkimo ar amžiaus, sportuojant mūsų organizme išsiskiria laimės hormonai - serotoninas, dopaminas, endorfinas. Ir šie hormonai mums duoda didžiulį laimės pliūpsnį. Prisijaukinti sportą savo kasdienėje rutinoje tikrai nėra paprasta. Tam reikia laiko. Ir tai nevyksta per 1 ar 2 savaitės pavaikščiojus į treniruotes. Įprotis formuojasi palaipsniui. Įprastai tik po 3-6 mėnesių atsiranda pastovumas ir susiformuoja įprotis. Ir tada, jei praleidžiate treniruotę ar nepadarote įprastos fizinės veiklos, pradeda atrodyti, jog kažko trūksta. Kūnas pats prašosi judėjimo. Aktyvumas mums suteikia energijos, malonumo jausmą, tarsi išsivysto priklausomybė judėti. Ką dar mums duoda fizinis aktyvumas? Žinoma, didesnį pasitikėjimą savimi. Žmonės, kurie nuolat sportuoja ir kasdienybėje tampa labiau pasitikintis. Pastebėta, kad jie pasiekia daugiau gyvenime, tiek asmeniniam gyvenime, tiek profesinėje veikloje. Tai ne tik sustiprina jūsų vidinį aš, bet ir daro teigiamą poveikį santykiams su kitais žmonėmis, darbe, bendravime su artimaisiais, su vaikais. Sportas paliečia visas gyvenimo sferas. O dabar pakalbėkime, kiek ir kokio fizinio aktyvumo mums reikia kasdien. Kasdien atraskite bent 15-30 minučių laiko fiziškai pajudėti, pagal savo amžių žinoma, tikslus ir galimybės. Tai gali būti paprastas pasivaikščiojimas lauke, bėgimas, funkcinės treniruotės, važiavimas dviračiu, šokiai. Svarbiausia, atraskite tokį judėjimo būdą, kuris jums priimtinas ir teikia malonumą. Skirtingos treniruotės turi savo specifiką. Jeigu niekada nesportavote, pradėkite nuo paprasto ėjimo. Pamažu didinkite nueinamą atstumą iki 10 000 žingsnių per dieną, vėliau spartinkite ėjimo tempą, įtraukite daugiau žingsnelių. Jeigu nesate naujokas ir norite koreguoti svorį, rinkitės kardio treniruotės, bėgimą, važiavimą dviračiu, zumbos treniruotę, šokiai, tenisas ar kitą aktyvią veiklą. Tokios treniruotės stiprina širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemas, gerina bendrą fizinę formą. Tokios intensyvios treniruotės puikiai padeda atsikratyti nereikalingų kilogramų. Puikus pasirinkimas - jėgos treniruotės. Tai gali būti pratimai su savo kūno svoriu, treniruokliais ar svarmenėmis. Jos stiprina raumenis, mažina riebalinį audinį, taip pat teigiamai veikia širdies ir kvėpavimo sistemas. Jėgos treniruotės ypatingai naudingos vyresnio amžiaus žmonėms. Aš asmeniškai žmonėm nuo 40+ metų primygtinai rekomenduoju įtraukti treniruotės su svoriais. Kodėl? Nes jėgos pratimai sudegina ne mažiau kūno riebalų nei kardio treniruotės, sumažina įvairių ligų riziką, pristabdo senėjimą, gerina bendrą kaulų ir raumenų sistemos būklę, padeda išvengti osteoporozės. Na, o pilates ar jogos treniruotės tai ramesnio pobūdžio užsiėmimai, kurie puikiai tinka stuburui, sąnariams, kūno mobilumui ir stabilumui lavinti bei proto ramybei. Tai tikrai nėra riebalų deginimo treniruotės, jas labiau pavadinčiau sveikatinimo užsiėmimais. Dar vienas svarbus momentas. Sportuojant labai svarbu nusistatyti tikslą ir pradėti nuo mažų žingsnelių. Kelias link galutinio tikslo dažniausiai būna pakankamai ilgas. Jei iš karto užsibrėžiame neadekvačius tikslus, labai greitai galima perdegti. Tai reiškia prarasti motyvaciją, o tiksliau sakant, įkvėpimą. Dažnai girdžiu sakant, aš neturiu motyvacijos, bet žinokite, pradžioje jos ir negali būti. Iš pradžių mus veda tik įkvėpimas. Jis atsiranda perskaičius knygą, paklausius paskaitą, podcastą ar pamačius jūs įkvepiantį žmogų. O motyvacija atsiranda tik tada, kai pasiekėte pirmuosius savo rezultatus. Todėl aš visada savo klientams sakau, pradėkite nuo mažų žingsnelių. Kas be ko, mes turime tiksliai žinoti, ko mes norime, kokia kryptimi mes judame ir kokį norime turėti galutinį rezultatą.
Tačiau nemažiau svarbu jį suskaldyti į mažesnius etapus, tarsi gabaliukus. Tokiu būdu jūsų kelionė tampa aiškesnė ir paprastesnė. Labai svarbus yra balansas ir adekvatus požiūris. Jokių būdų nepradėkite nuo kraštutinumų. Dažnai girdžiu žmonės sakant, viskas, nuo rytojaus nebevalgysiu, sportuosiu 8 kartus per savaitę, kilnosiu didžiulius svorius ir dar kasdien bėgiosiu po 2 valandas. Ne, taip tikrai negalima. Jūs labai greitai perdegsite. Tikslus būtina dėlioti nuo mažų žingsnių link didesnių. Pavyzdžiui, šią savaitę nuspręskite kasdien padaryti po 10 pritūpimų. Kitą savaitę jau po 20 pritūpimų, dar kitą po 30. Arba, pavyzdžiui, jeigu turite didelį antsvorį, faktas, kad negalite iš karto daryti šuoliukų ar pradėti intensyviai bėgioti. Tai būtų didžiulė krova jūsų sąnariams, širdžiai ir tikrai neturėtų nieko bendro su sveikata. Tinkamiausia pradžia – paprasčiausias ėjimas. Ir tik po to palaipsniui žingsnis po žingsnio didiname fizinį aktyvumą. Svarbiausiai, kad viskas vyktų kartu su subalansuota mityba. Štai taip palaipsniui mažais žingsneliais jūs judėsite link savo didžiojo tikslo. Taigi, dabar mums labai svarbu pažvelgti į mitybą, kaip reikėtų valgyti prieš ir po treniruotės. Pradėkime nuo to, kad mes sportuojame, tai yra turime bet kokį fizinį aktyvumą, kada mes sportuojame ir turime bet kokį fizinį aktyvumą, sudarant mitybos racioną, ypatingą dėmesį reikia skirti baltymams. Baltymai labai svarbus mitybos komponentas. Jie yra visose kūno dalyse – kaulų struktūroje, raumenyse, jungiamajame audinyje, kraujyje, odoje, plaukuose, naguose. Taip pat baltymai dalyvauja beveik visose fiziologinėse funkcijose. Jie reikalingi hormonams, fermentams, imuniniai sistemai. Todėl baltymų žmogus turi gauti visą dieną. Ką valgyti prieš treniruotę? Jeigu renkatės įprastą maistą, prieš treniruotę reikėtų pavalgyti maždaug 2 valandas. Tai leis maistui tinkamai susivirškinti, o jums nereikės sportuoti su apsunkintu pilnu skrandžiu. Prieš vidutinio intensyvumo treniruotę lėkštėje turėtų dominuoti angliavandeniai, jų turėtų būti apie 60%, nes jie suteikia energijos, likusi dalis apie 30–40% baltymų, kurie užtikrina raumenų atsistatymą ir apsaugą treniruotės metu. O man asmeniškai pats geriausias maistas prieš treniruotę tai maistinis kokteilis Formula 1. Jį galima išgerti likus 40 minučių iki fizinio krūvio, nes jis labai lengvai virškinamas, greitai pasisavinamas ir tokiu atveju treniruotė bus daug produktyvesnė. Ir dar noriu pasidalinti su jumis vienu tikru perliuku. Mano pačiu mylimiausiu. Žinot, būna tokių dienų, kai jautiesi visiškai išsekusi, pavargusi, nėra motyvacijos ir atrodo, kad gali išgelbėti tik kava arba Red Bull. Bet, mano mielieji, aš renkuosi visai kitą sprendimą. Nuostabų produktą Liftop. Jis tobulas tuom tiems, kurie jaučia popietinį nuovargį, dirba protinį darbą arba ruošiasi treniruoti, bet jėgų jau nebėra tiek daug. Kodėl būtent Liftop, o ne Red Bull? Tai šitoje skaidrėje labai vaizdžiai pavaizduota, nes tai ne tik energija be cukraus, bet tikras vitaminų ir antioksidantų šaltinis. Vienoje tabletėje visos dienos norma vitamino C, kuris mažina nuovargį ir palaiko normalią nervų sistemos veiklą, padeda širdžiai ir raumenims dirbti sklandžiai. Tai mano energijos ritualas, kuris visada ištraukia iš nuovargio duobės. Išgerkite jį likus 1 valandai iki treniruotės ir pamatysite, kaip jūsų energijos lygis pakils 2, 3 ir dar daugiau. Vienoje šnypščiančioje tabletėje tik 10 kilokalorijų. Taigi, Nightworksas nuostabus produktas, sukurtas mūsų Nobelio premijos laureatu Louis Ignaro. Kamgi jis yra skirtas? Nightworksas tai maisto papildas,
kurio nauda yra itin plati. Skatina azoto oksido gamybą, gerina kraujotaką, širdies veiklą. Idealiai tinka vartoti vakare, nes palaiko sveiką kraujotaką ir bendrą savijautą miegant ir dienos metu. Padeda raumenų atsistatymui po fizinio krūvio. Taigi, jeigu siekite geresnių sportinių rezultatų, šį produktą galima derinti su H24 jėgas atstatančiu kokteiliu. Apie jį aš papasakosiu dar vėliau. Tokia kombinacija padeda greičiau atsigauti po treniruotės ir pasiekti aukštesnius sportinius tikslus. Kaip pasigaminti? Į 250 ml vandens įdėsime 5 šaukštelius H24 kokteilio ir 2 matavimo šaukštelius Nitros. Ir turime skanų šokoladinio skonio maistinį kokteilį, kurį rekomenduojame išgerti per 45 minutes po treniruotės. H24 Prolong. Tai energetinis gelis, suteikiantis greitą energijos antplūdį ir puikiai padedantis palaikyti formą per ilgas treniruotės. Jis padeda papildyti išeikvotus angliavandenius, išeikvotų angliavandenių atsargas, kurios yra pagrindinis organizmo energijos šaltinis. Energetiniai geliai vartojami skirtingai, atsižvelgiant į individualius poreikius. Kam tinka? Puikiai tinka tiek profesionalams, tiek mėgėjams. Bėgikams, dviratininkams, tenisininkams, triatlonininkams ir visiems, kurie renkasi ilgas, intensyves treniruotės ar žygius. Kodėl verta rinktis? Greitas energijos šaltinis be papildomo svorio. Patogi, lengva pakuotė, telpanti į kišenę. Skani braškinė versija, kuri tikrai patiks. Tad, kada vartojate H24, kada vartot jį? Prieš, per treniruotę ar po treniruotės? Jeigu treniruotė trunka nuo 1 iki 1,5 valandos, rekomenduojama vartoti vieną pakelį po 45-60 minučių nuo treniruotės pradžios. Jei treniruotė trunka jūsų ilgiau nei 1,5 valandos, galima vartoti po 2 pakelius per valandą. Tuo metu taip pat svarbu palaikyti hidrataciją ir gerti papildomų skysčių. Na ir apie jų jau buvo užsiminus, H24 Rebuild Strength, tai jėgas atkuriantis kokteilis, sukurtas specialiai vartoti po treniruotės. Kodėl jis toks svarbus? Po fizinio aktyvumo per pirmasias 40 minučių organizmui būtina gauti tinkamų maistinių medžiagų, kad atstatytų raumenų mikrotraumas, tai yra natūralų ir teigiamą procesą, kuris skatina raumenų augimą, kad atkurti prarastą energiją ir pasirūpinti visapusiškų atsistatymų. Ką gauname vienoje porcijoje? 25 gramus aukštos kokybės baltymų, išrūgų ir kazeino, kurie aprūpina organizmą visomis būtinomis amino rūgštimis. 18 gramų angliavandenių, tai yra energijos atsargomis papildom. 45% rekomenduojamos geležies normos, būtinos raudonųjų kraujo kūnelių gamybai ir deguonies pernešimui, vitaminų B ir C kompleksam. Nepamirškite, jei po sporto organizmas negauna pakankamai baltymų, raumenų masė ilgainiui nyksta. Ypač tai aktualu mums, moterims nuo 40+, kai natūraliai pradeda mažėti raumenų masė ir kaulų tankis. Būtent todėl šis kokteilis yra idealus pasirinkimas tiek profesionalams, tiek tiems, kurie nori tiesiog būti stiprus, tvirti ir jaustis energingai kasdieną. Na ir šitoje puikioje skaidrėje jūs galite matyti, kaip mes galim paskirstyti šios nuostabius maisto papildus, sportuojant tam tikroje treniruotėje. Tai šitą skaidrę galite nusifotografuoti ir tikrai šitą planą galite naudoti savo treniruotėse.
Na ir ką, pabaigai palinkėsiu, gyvenkite aktyviai ir sveikai. Linkiu su šiuo įkvėpimu pradėti daryti pirmuosius, kad ir mažus žingsnelius. Na, o jei kažkam iškilo kokių tai klausimų iš šios temos, drąsiai rašykite komentaruose. O aš pažadu pakomentuoti ir atsakyti į juos. Tad linkiu gražios visiems dienos.